Šiandien iš Rusijos federacijos atskriejo svarbios naujienos. Pietų Rusijoje susiklostė humanitarinė katastrofa, stiprus potviniai Dagestane atskleidė gilias struktūrinės problemas ir Rusijos nesugebėjimą pasirūpinti savo piliečiais. Tai sukėlė netikėtą tarptautinę reakciją, net skurdžiausių Afrikos šalių gyventojai pasiūlė pagalbą apleistiems Rusijos piliečiams. Pastaruoju metu liūtys ir nuošliaužos nusiaubė Dagestano regioną, žuvo mažiausiai 6 žmonės, tūkstančiai buvo priversti palikti savo namus. Ištisi rajonai atsidūrė po vandeniu, daugiau nei 1300 gyvenamųjų namų ir daugiau nei 1600 namų valdų buvo užlieta įvairiose savivaldybėse. Buvo sunaikinti keliai, elektros stotys ir transporto jungtys, šimtai gyventojų evakuoti į laikinas prieglaudas. Tačiau šią nelaimę ypač išskiria tai, kad ją dar labiau paaštrino metų metus trukęs aplaidumas. Regiono valdžia atvirai pripažino, kad neatsakinga statyba upių vagose pablogino situaciją, pastatai užblokavo natūralią vandens tėkmę ir nukreipė potvynio vandenį į gyvenamuosius rajonus. Tuo pačiu metu pasenusi sovietmečio infrastruktūra, drenažo sistemos, užtvankos ir kanalai visiškai nesugebėjo susidoroti su kasmetiniais orų kraštutinumais. Rezultatas buvo nuspėjamas, rezervuarai trūko, vandens sistemos sugedo, o ištisi kaimai buvo nuplaunami. Gyventojai net buvo perspėti negerti vandentiekio vandens po to, kai užterštas vanduo sukėlė hospitalizacijas, dar labiau pabrėždamas pagrindinių paslaugų žlugimą ir Rusijos žmonių poreikių nepaisimą. Be apleistos infrastruktūros, Rusijos valstybės atsako trūkumai rodo gilesnę problemą – ribotą įsipareigojimą periferiniams ir kaimiškiems regionams, tokiems kaip Dagestanas. Skubios pagalbos veiksmai buvo lėti pačiomis svarbiausiamis pirmosiomis valandomis, todėl daugelis gyventojų buvo priversti evakuotis patys, o tai sukėlė dar daugiau chaoso dėl nepakankamo ar visai neegzistuojančio evakuacijos planavimo. Tuo pačiu metu išgelbėti žmonės yra priversti pasikliauti savanoriais ir labdaros organizacijomis, o ilgalaikės atstatymo programos ir valstybės teikiama pagalba išlieka neaiškios, elektros ir vandens tiekimo sutrikimai trunka kelias dienas. Visi šie veiksniai paverčia tai, kas galėjo būti suvaldoma į nuolat pasikartojančią humanitarinę krizę, ir nors per bet kokią gamtos nelaimę atsiranda labdaros, Dagestano žmonės renka lėšas net maistui, vandeniui ir medicinos priemonėms, kurias turėjo užtikrinti valstybė. Situacija tapo tokia prasta, kad pagalba atskriejo iš visiškai netikėtos vietos. Įspūdinga ir beveik surrealistinė raida tapo tai, kad net vakarų Afrikos valstybės Mauritanijos bendruomenės pradėjo rinkti lėšas internete, norėdamos paremti Dagestano potvynio aukas po to, ką pamatė internete. Vienu atveju kaimo gyventojai surinko nedidelės aukas, pinigus, drabužius, net šlepetes, tiems, kuriuos jie vadino savo broliais kitoje šalyje. Simbolika čia labai stipri, kur kas mažiau pasiturinčios šalies žmonės imasi padėti branduolinę galybę ir milžiniškus energetinius išteklius turinčios valstybės piliečiams. Nors Rusija ir Mauritanija palaiko diplomatinius ir ekonominius ryšius, ši pagalba daugiausia kyla iš asmeninės religinės ir kultūrinės solidarumo su apleistais Rusijos žmonėmis, o ne iš geopolitinių sumetimų, todėl kontrastas dar ryškesnis. Tai pabrėžia, kad ši krizė tapo ne tik vidaus nesėkme, bet ir tarptautinių Rusijos vyriausybės pažeminimu, kartu parodant nuostabų mauritaniečių dosnumo ir geranoriškumo pavyzdį. Kas nutiko Dagestane, atskleidžia sisteminę nelygybę Rusijoje, ir nors tiesioginė priežastis buvo ekstremalūs lietūs, giluminės problemos yra struktūrinės. Gedžucho tvenkinio užtvanka, niekada tinkamai neatnaujinta ar net prižiūrėta, neatlaikė spaudimo ir išsiliejusi banga sunaikino kaimus bei infrastruktūrą. Korupcija dar labiau paaštrino problemą, pranešama, kad infrastruktūros remontui skirtos lėšos buvo iššvaistytos ir pradingo korupcijos liūne. Dagestanas, daugiatautė ir daugiausia musulmoniška respublika, stipriai priklauso nuo Rusijos federalinių subsidijų, tačiau pagal infrastruktūros plėtrą yra tarp prasčiausių, kas atspindi platesnį šalies periferinių regionų apleidimo modelį. Šis apleidimas tampa dar akivaizdesnis, kai palygini su Rusijos karinėmis išlaidomis. Vien tik 2025 metais Maskva karui skyrė apie 186 milijardus $. Beveik 40% viso federalinio biudžeto, tuo tarpu viso Dagestano metinis biudžetas siekia vos apie $1,1 milijardo skirtų infrastruktūrai, mokykloms ir valstybės paslaugoms daugiau nei 3 milijonams žmonių išlaikyti.
Iš tiesų, vos viena savaitė Rusijos karo išlaidų viršija visus Respublikos metinius finansus, o net ir nedidelės šių lėšų dalies nukreipimas galėjo iš esmės sustiprinti regiono atsparumą, modernizuojant užtvankas, atnaujinant drenažo sistemas, stiprinant upių krantus ir diegiant ankstyvo perspėjimo sistemas. Vietoje to šios investicijos niekada nebuvo padarytos, todėl regionas liko pažeidžiamas nelaimėms, nors daugelis jo gyventojų savanoriavo ir žuvo Rusijos vyriausybės kare Ukrainoje. Apskritai, nors gamtinių nelaimių visada išvengti neįmanoma, Dagestano sunaikinimo mastas buvo toli gražu neišvengiamas. Metai iš metų trūkęs investicijų stygius, prastas planavimas ir sisteminis apleidimas pavertė stiprų lietų visapusišką humanitarinę krizę. Tai, kad išorinė pagalba dabar atkeliauja iš vieno skurdžiausių pasaulio regionų, tik dar labiau išryškina šios nesėkmės mastą. Galiausiai Dagestano tragedija – tai ne tik potvynis, bet ir klausimas apie prioritetus bei pasekmes, kai pasirenkamas karas, o ne piliečių gerovė. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.